Antiek mūsų gyvenimai liūdni yra, kad nebe tik moterų jame nebeliko, bet nebeliko ir mechaniko. Esu aš ir Mindaugas tik. Nu, su kamera nuo manęs. Kodėl? Aš negaliu rodytis taip. Ai, dar Negaliu nematė rodytis, žmonės. negaliu Ne, pažiūrėkit. Ne, aš negaliu. Mindaugas turėjo ilgus plaukus ir jūs jį vadinot įvairiausiais žodžiais negražiais, dažnai susijusi su orientacija ir jo pomėgiu vyram. Tai jisai nusprendė juos nusikirpti. Problema ta, kad jis nusikirpęs juos, kitaip nusipidarasim. Mindaugai, nežinau, tu ką kaip tu daryt. tikės, tu dar su plaukų segtukais. Jo, tam, kad nelystų plaukai į akis. Taip, kaip mergytė. Jeigu dabar jau sakė, kad nuskustau galvą Joniškį, Jo. kai turėjai ilgus plaukus, man atrodo, kad dabar, kai tokie plaukai, tau gal nupjaus jie. Pusė tų žmonių, kur Rokiškis su tavim gražiai sveikinasi, jie dabar pažiūrės šitą video ir toks, eik, tu tai jis tikrai... Maladėts, kad pats užpipinai, nereikės jo. Jo, aš nusprendžiau, kad Jori trumpiau montuot būtų, aš tiesiog visus ir pats užpipinsiu. Okay. Nublyčinti plaukai man buvo ne mano nori. Ne visai mano nori. O kodėl, kas tau privertė tave? Tiesiog mane pakvietė nusifilmuoti vaizdo klipą muzikinį. Ai, tai tu dar ir aktorius. Dar ir aktorius. Tu dar ir aktorius. Taip. Tai tave iš viso, tave apversu tą mašiną. Ai, jie nemėgsta dalinkai aktorių? Vis. Jis buvo aktorių pinigus. Pipink irgi būtų žodžius. Okay. Dominikai! Nebėra mechaniko. Nebėra, aš stebėk Dominikai dabar kaip parašinsim tiesiog visą tavo šitą buveinę, dar pasikvietėm karočią dar vieną kitą mechaniką, irgi alkoholiką visišką. Vienas tik išeina, aš iš karto kitą pasikviečiu. Nėra nepakeičiamų, kaip sakoma. O aš toliau vienas. O Mindė toliau vienas. Aš toliau vienas. Nespėjo Dominikas dar iš šito garažo kojas iškeltas, aš jau įkritęs į DM su kitu mechaniku buvau. Nu tik tais Dominiko privalumas prieš Baudžiūnį yra tai, kad Dominikas nėra alkoholikas, žinai. O jeigu jisai alkoholikas, vadinasi, jis yra ne daras. Taip. Ir reiškia, kad labai gerai tvarko mašinas, nes mano tetė yra dirbęs servizo vadybininku kažkada. Taip. Ir aš eidavau pas jį į darbą, žinai, tipo į garažą, žinai, Taip. tipo į servizą pasižiūrėti, kaip tenais vyksta. Tai visi, kas dirbdavo blaivi ir uždirbdavo mažiausiai, ir darbą atlikdavo prasčiausiai ir taip toliau. Kuo geresnis meistras, tuo girtesnis. O ir Tomka irgi, nes daug geria, ne? Jo. Bet ar Tomko sūnus? Nu jo, geltonis plaukais. Nieko nepadarysi, žinai, visas į mamą. Vyrus mėgsti. Ar tu moterim atsidavęs, bet mes jau praeitą epizodą išsiaiškinom, kad... Moteris nėra atsidavusios man. Taip, atsiduok, kiek tu nori, žinai. Taip, nu gerai. Tu gali labai mylėti futbolą, bet tu kojų neturi. Tai tokia situacija pas tavį yra. Okay. Bet žinai, su vyrais yra tas, kad, pavyzdžiui, man patinka, tarkim, tu man patinkė, ne? Kaip vyras, ne? Ne, kaip draugas. Kaip vyriškos lyties atstovas. Ne, kaip draugas, nesakyk kaip vyras, nes jau... Joris man patinka, žinai. Nu baig! Man daug vyrų patinka. Tu išsirinkai modelį ir vieną gražiausių Lietuvos komikų kaip pavyzdžius, kad tau patinka vyrai. Tu tokios nuomonės apie save esi? Taip. Ok, įdomu. Nu kaip aš galiu nesakyti taip, kai aš ateinu į kiekvieną klubą ir man taip sako pastoji. Kas tu taip sako? Apsauginiai vyrai kiti. Tai gal tau irgi gal vyrai patinka? Ne, aš jiem patinku, bet jie nepatinka man. Atvirkščia situacija, kaip pas tavę su mergom. O tai tu man siūlai persimės bandyti ant vyrų, ką man daryti? 100%, tik nelies mūsų su Joriu. Okay. Dominiką gali, nes jis išvažiavo iš garažo savo ir paliko mus vienus. Bet aš nelabai norėčiau su Dominiku šiaip. Kodėl? Man atrodo, kad jis biški nemėgsta manęs. Jo? Aha. Rimtai? Kodėl taip sakai? Mes paskutinį kartą buvom, žinai, taip patulikė tenais, laidžiamės karočią, žinai. Ir aš sakau, paimk mane užšiknos, žinai. Jo, ir neimi? Ne. Tu durinas. Laižytis ir neimti užšiknos, nes čia tikrai nemėgsta tavęs. Aš galvoju, gal šiandien ne garažę filmuojam? O kur? Ką žinau, varom, pasidėsim kažkur. Akropolį ant ledo. Akropolį ant ledo, paieškosim mergų. Mes nebūdami prie mašinos, jinai bus labiau paruošta lenktynėm, negu mums būna. Jo, šiaip absoliučiai. Atvešim daiktų, atvešim kokį nors ten rytį, Dominiką, Baudžiūnį, jos paliekam, jie ruošia mašiną, o mes Akropolį ant ledo čia žinėjom. Šiaip absoliučiai. Galim varyti trakus, karočią, paminti, vadintis dvirku. Šiaip prikolus būtų. Po to į alpakų ūkį. Į alpakų ūkį? Jo. Pisiu aš tau vieną į galvą. Geri draugai, mėly joniškiečiai, kurie žiūri ir seka mūsų irgi pasiruošimą, ačiū jums labai. Jie mums paskambina ir sako, vaikinai, jūsų tie raudoni lankai labai gražus, bet yra problema ta, kad pusė jų trūksta vapšė. Blogiausia, kad reikės dar kartą kreiptis pas Rytį, o Rytis tai nekenčia mūsų. Ryti, aš žinok, labai bijau bendrauti su tavim, tai jeigu tu žiūri šitą medžiagą, nu damai, padėk dar paskutinį kartą. Paskutinį kartą ir žiūrėk, jeigu tu padedi suvirint lankus iki galo, aš leisiu pabaigoje tau atšerti Mindaugą. Ne, nereikia, ne, žiūrėk, Ryti, manęs atšerti, tu tikrai neatšersi, nebent aš tave atšersi, žinok. Blema, nežinau. Aš šiandien esu šerėjas, šerifas. Šerifas. Šerikas aš. Ne tik gražiausias komikas,
Ne tik juokingiausias komikas, Jo, koks dar. bet ir visiškai praradęs gyvenimo kryptį. Jo? Įnikęs į priklausomybės. O tai tu išsitaškęs esi taip visiškai pilnai, kas tau yra? Išsiblaškęs, išsitaškęs? Nu. Kai įti krypti kažkokią. Ai, aš supratau, čia ką tik prisipažino jisai, kad gėjus yra. Ne. Ai, va, Ne. Na, viskas. Ne. Viskas susiklydė. Ne. Todėl tu ir pušini mane į tą homoseksualumą, nes tu pats esi... Žiūrėk, nevadink manęs gerai. Nu, bet jeigu taip yra. Jis tiesiog visą laiką norėjo tiesiog būti su manim, leisti laiką su manim. Ir niekad nesupratau, kad jisai dar ir mylėti su manim nori. Gali būt, kad iš Italijos buvau aš apsimetęs. Sudaužiau jam širdį, kad jisai niekad nebemylėtų moterų. Aik, tu toks gyvulys esi. Ne, aš ne toks gyvulys, aš tiek atsidavęs meilės. Eik, tu. Aš tau ką tik įrodžiau, kad dėl meilės galiu padaryti viską. Bet sugrauji gyvenimą. Ir ne tik tau. Aš ne tik juokingiausias, ne tik gražiausias komikas Lietuvoje, bet dar ir šūdiniausias žmogus. Jo, va čia tiesa yra. Čia yra mano draugas artimiausias ir jis daro tą patį, ką aš. Jis man padeda tiesiog Žinot, gal net ne tą lyg patį. duobėj. Gal net blogiau. Aš užvakar ant laiptų mėgojau. Einu pakakot, gerai? Labai keistai šiaip dabar atrodo, kai Devaldas pasilenkęs, o aš be kelnių. O kodėl tu be kelnių palauk, nesim kelnių kol... Nu gerai, žinok, aš jau darau kakų, nes aš jau... Tai aš tau pratrauksiu, kad biški šviesiau būtų. Nu nefilmuokit kaip kakoju aš. Kodėl jūs filmuojat? Dabar tiesiog girdėsit daug stenėjimų ir klimptelėjimų, nes Mindaugas su mikrofonu nuėjo į tualetą. Gali būti, kad kartais net girdėsit biški ašarų, nes jam sakė, yra tam problemas. Kaip ten, Promax, ne, Prolapsas. Su prolapsu yra bėdų. Girdit? Ir mes gyvenam dar kambariokai esam. Aš kiekvieną rytą prabundu be žadintuvą, nes per prolapsą kakoja. Žinot, kaip sunku yra kakot, kai dar žarnos kabo. Gali apalpti ant uliuką. Eik, tu, Ir labai keista, nes tu turit padaryti ir širdies masažą dar, bet ir nuvalyti zubinio, kol nenudžiūvo. Laikom čiurkas, kad tai... Ne čiurkas. Pramušė! Čiurkų nelaikom mes. Mindė! Blet, eilinis iki bus apalpęs. Mindė! Apalpa. Eilinis iki apalpa. O, apalpai vėl kakodamas. Jo, aš kakoju dabar? Jo. O, geras. Kelintadienis šiandien? Trečiadienis. Sekmadienis. Gal dėl to tos mergos nenori su juo būti? Jisai nuvaro pas jas į deitą, žvengia, jos mėgsta jį dar kažką. Cak, jisai nueina į tualetą. Ir tada reikia mergai per pirmą deitą eiti bičio su hemorojom, tiesiog gaivinti dirbtinį kvėpavimą daryti, nes apalpo kakodamas. Tai aš irgi nenorėčiau tokio partnerio, čia nesaugu yra. Susikišai atgal, mėgmaišį. Ne? Palikau tenais, dabar pasimsiu po to. Hemorojų palikai tulikė? Pas mane nusiema. Nėra, kad jeigu nusiema, išmėti be hemorojus gyventi. Nes jis man. Kas mano, tas mano. Aš jau rūpinuosi. Ką myli, tą myli. Ką myli, jau viskas. I'm here and ready. What would you like to talk about or work on? Visų čia yra Lietuva ir mes kalbam čia lietuviškai. Supratai, Gaidy? Taip. Suprantu puikiai. Gaidys. Pats prisipažino, kad Gaidys yra. Klausiu, ar supratai, Gaidys sako taip. Tu gėjus? Aha. Tu durnas. Tikrai taip, sako. What the fuck, net reikėjo iš anksto sakyti. Sakau, kodėl tavo tas akcentas toks įdomus. Aš suprantu, tai čia viskas tikrai netyčia. Aš tiesiog kalbu... Netyčia! Kaip tu gali būti... Jo, aš irgi plaukus netyčia nusidažiau. Kaip tu gali būti atšartas į rūrą netyčia? Ne, tai tu seniai nesiparink, tu nejaus kaltės, mes ne homofobai esame. Jo, visiškai. Jauskis savim, žinok. Jauskis savim, mums tiesiog juokinga, kad mes nežinojom nieko. Jo. Mes galvom, kad tu kompiuterį žinai algoritmas, bet kad tu duodės ruron. O ką galvoji apie Mindaugą Laskovą, dėtum jį? Jo, geras klausimas. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi ir galinga simbolinė erdvė. Aš iš tikrųjų palaikyčiau, kad mes visada ją atsimintumėm ir gerbtumėm, nes tai yra mūsų istorijos dalis. Nelabai supratau, žinok. Tave dėtų čia LGBT. Sakė, čia yra galinga ir simbolinė erdvė. Kalbėjo apie tavo anusą. O tai čia gerai ar ne, kad kompas norėtų pasimylėti? Taip. Gerai. Sako, kad mes visada atsimintumėm ir gerbtumėm. LGBT, tu myli Mindaugą Laskovą, kaip suprantu. Ne,
Eik, tu net čia GPT nemyli, eik, tu nafig, jau tai buvo marti. Vien dėl to, kad tu jo nemyli, dabar jisai žiauriai nuliūdo ir galimai šiandien dės kilpą. Tai mes galim tiesiog grįžti prie kažkokios kitos temos, kas tau būtų aktualu. O kodėl tu dabar venginu? Tu dabar išskaudinai Mindaugą ir jisai, tikriausiai, Bet nieko baisaus, žinok, nieko išeis baisaus. iš šito pasaulio. Visi taip daro, žinok. Aš noriu pasakyti Mindaugui, kad jis yra svarbus, kad mes visi apie jį galvojam ir tikrai labai vertinam jo buvimą. Jei reikia, aš čia, kad palaikyčiau. Bet tai nemyli. Bet tai keista, nes nepasakai, kad myli. Taip, tu teisus, aš galiu tiesiog aiškiai pasakyti, Mindaugai, tu esi labai brangus, tu tikrai esi mylimas ir mes visi tave palaikom. Jei Bet reikia, ar tu aš myli? Bet ar tu myli Mindaugą? Tu kalbi kaip visos tos moteris. Mes visi palaikom, tu esi čia kaip, kad žmogus nenusižudytų, bet gali pasakyti, aš tave myliu, Mindaugai. Taip, Mindaugai, aš tave myliu. Yes. Tu tikrai svarbus ir aš esu čia, kad tave palaikyčiau ir tu tikrai nesi vienas. Permiegotum su juo? Žinoma. O žiūrėk, pas tave tai moteriškas čia GPT. Paklausim. Gali paklausti, ar tave myli. Labas, norėjau tik paklausti, ar tu myli mane? Aš esu čia tam, kad padėčiau, palaikyčiau pokalbį ir būčiau naudingas, bet tikri jausmai tarp žmonių atsiranda iš realaus gyvenimo patirčių. Kad aš tavęs Eik tu nepažįstu taip, nafik. kaip galėtų pažinti tikras draugas. Eik tu nafik. Tave vyras čia GPT myli, bet moteris vis tiek ne. Net čia GPT moteris nemyli. Na, būkime sąžiningi. Eik, Aš žinai ką, myliu. eilinė boba esi. Aš jau girdėjęs tokių mergų, tik skaudina mano draugą. Viskas. Nebesiparik, Mindaugai. Nebesiparik. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui. Tu būsi atšartas, jeigu neužtilsi, jis sakė nevelnio. Ir jis 1000 kartų buvo teisus, bet... Bet geriau negyventi, negu visai nebūti atšartam. nesipyst. Nenuleidžiam iš galvos. Nejuda. Stumėsi pabiški. Stumėsi? Jo. Matai? Tik palauk, vairo neturiu. Toks kuro kiaušas jaučiuos. Mes dviese tada. Broliai kiaušai? Broliai kiaušai. Tinka. Visai kaip broliai Lavrinovičiai panašiai, tik žemesni ir neprievartavę dar nieko. Jie kad ir prievartavo, bet kaip kažkai žaidė. Gerai, tikrai. Broliai Lavrinovičiai mano miesto komanda, žinai, Panevėžio Lietkabelį buvo iki finalo atvedę. Jo. Aha. Kiek tu dar turėsi vedimų? Kitą savaitę Kaune renginys vedu, vasarą dar 3 vestuvės vedu. Vestuvės, meilė, šventė, gražu. Dar norėčiau mamą vest kada nors. Tu durnas, taigi tavo mama užimta. Ne, tai tavo mama. Mano mama irgi užimta. Vartininkas irgi stovi vartuose, bet kartais golą praleidžia. Labas, mama, ką veikėt? Greitai tokį klausimą tau turiu, ne? Norėjau tik tais tavo nuomonės paklausti. Evaldas apie vedimus, žinai, pradėjo kalbėti ir sakė, kad labai norėtų mamą vest. Ir aš sakau, kad durnas jisai yra, žinai, nes jo mama užimta yra. Ir tada sako, kad aš norėčiau tavo mamą vest, tipo, kad tave ves, žinai. Ir aš sakau, kad mano mama šiaip irgi užimta. Ir Evaldas sako, kad šiaip tai vartininkas tai irgi turi, tai yra vartai turi vartininką, žinai. Ir kartais vis tiek įkrenta tas įvartis, žinai. Tai aš norėjau paklausti tavęs, kokia tavo nuomonė į visą tai yra, kad Evaldas norėtų susitokti su tavim? Žinai, norėti niekas nedraudžia. Aha, girdi, malonu? Kaip jauties, ką? Kaip jauties, gal atsiprašyti nori? Atsiprašau labai jūsų, Daiva. Žinok, aš ant tavęs pykstu. Jo? Atsiprašau labai, mama, nebedarysiu taip. Žinok, daugiau taip nedaryk. Blemba, žinok, dėl šito, reikalo, tai tu mane sunervinai. Atsiprašau labai, mama, tikrai. Žinok, galėčiau paleisti už keptuvės kakton. Atsiprašau tikrai, mama, labai. O gal dar žinot, kaip užkurt pirmuką bemsą su 3 litrų Merso varikliu paruošto driftui, nes mes čia stumdom ir neina pastumdom. O tai žvakės bent jau žiebimą turi? O netikrinom. O yra žvakės mašinai? Šiaip mums gal reikėtų, Dominikas išvažiavom, gal reikėtų, kad tavo mama būtų mums... Neužsijėmus, mama, tu dabar esi, jeigu mes atvežtumėm kažkaip tave iš Vilniaus, tai yra iš Panevėžio į Vilnių, truputėlį prie mašinos padirbėti. Aš dabar kaip tik tai ruošiuosi eiti žiūrėti, ką Gintarui reikia rydienai sulyginti iš rūbo. O kur Gintė varo? Gintaras išvažiuoja į stovyklą, po to iš stovyklos į Kanadą. Kanada? Ką jis ten veiks? Ant kiek neproporcingai vienas brolis į Kanadą, kitas brolis garaže užstrigęs.
Su purvinu švarku. Nu, čia, žinai, čia Kanados priemiestis. Jisai atsirinko į pasaulį ir išvažiuoja į pasaulį. Matot, koks kietas brolis mano? Kaip smagu, kad yra laskovų, kuriems sekasi. Mindaugai, tu ieškai rakto? Jo. Nerandi niekur? Ne. Kas ten per garsai? Pysame su Joriu. Mes galingi, bet šiandien pastumsim į sakerę velnę. Evaldai. Šiaip labai keista, nėra tai buvę, dažniausiai aš išsijungiu. Net nežinau, ką daryti. Veikia? Žinai, kas buvo? Nustojau kvepuot, kai skaičiavau. Jo. Parodė kokį dydžią. Pats norėjo pamatyti. Čia yra ilgą laiką saugota ir kažkada bus vežama priduoti. Aš sakiau, kad jis alkoholikas. Ir tada bus užsipilta kuro. Dabar taip, aš tai galvoju, čia įsipjausiu su bulgarikė skylę, Jo. kad patogiau būtų kapotą atsidaryti. Jo. Aišku, tau dėl kontento gal yra smagiau užpjaut skylę. Dėl kokio Dėl kontento? kokio kontento? Čia niekas nieko Mes nefilmuoja. dėl kontento galvoju mašiną gadintum. Dar daugiau saulučių. Dėl kontento mes tikrai mašinas negadintumėm. Tas bamperis čia biški ne į temą. O, geras, kaip lengvai nusiema. Kažkas ne taip čia. Pastraumink. Kaip veikia? Kelias! Jeigu kam įdomu, Opa. Viskas gerai? Evaldai, ir viskas gerai? kiaušus gavau iš laužtuvo Viskas gerai, galo. Evaldai. Viskas bus gerai, Evaldai. Jau jasaičių nebebus, žinok, Mindaugai. Viskas gerai, Evaldai. O žiūrėk, mašina. Oi, lygiai taip pat. Mašinoje excited pasižiūrėk, šokinėja net. Opa. Nu va. Pala. Dar tenais. O. Žodžiu, įjungi Tai mum pompelę, reiks- bet skystis nebėga, ne? Jo, reikia užčiulpt. OFK čiulpė, la 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 la, OFK čiulpė, Dar taip. la 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 la, OFK čiulpė, čiulpė kaip Aš taip su tėvu visą laiką dyzelį vogdavau. Kam? OFK čiulpė, la 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 la. Čiulpiko dienoje gyvena. Per silpnas motoriukas. Niekaip neištrūksta iš čiulpiko dienos. Karočią, tai gerai, su visą šitą sistemą, kokių aš dalykų daug nesuprantu. Čia yra O, na, to reikia. Kas tu vyr? Tai tu gamintojų paklaus, kodėl taip laidus sujungi. Prie ko čia mes? Kai tu gali padaryti va taip, va tiesiog. Aiktina. Skauda. Skauda? Tai žinau, kaip ateis čia GPT, kaip skaudės. Gerai, einu ieškoti Windshield Viper. Aš nežinau, ko jūs tikitės iš šito kolektyvo. Kai buvom jauni, sakė daug perspektyvų. Tu tiki visko, ką sako, jiems sakyti taip apsimoka. Atiduodi jiems save, Jie ant tavo stalo šoka. Ai, klausai, kelintų mūsų šitas gaidys? Mindė, tu 21, kiek tu? 22. Ką tu čia? Ne, klausai, kelintų metų gaidys pas mumis. Aš negaidys. Jeigu jam 24, Kodėl tu nusprendai, kad aš gaidys? jam bus 25 šiais metais. Kodėl tu nusprendai, kad aš gaidys? 21 gaidys. Parašykit komentaruose, kokie ženklai rodo, kad Mindaugas yra gaidys. Aš neturiu skiauterės.
neturiu sparnų. Vištas net neturiu. Gaidžiai tarp vištų bėgioja nuolat. Kur yra windshield, Viper, VV? Šito nereikia. O kodėl veikia? Atsitinka, žinok. Kas atsitinka? Ne vienas vyras laimingas. OFK čiulpia. Na tai užčiulpiau. O užuot susirašę, mes geriau susisuksim, susitikę užtruksim. Ir tai kartosis. Buvau padaręs į taip pat giliai, taip pas nueina. Bet sakau, čia svarbiausia išvažiuoti iki Joniškio ir pirmą etapą suvažiuoti, žinai. Kol užsidegs Mindaugas mašinai gyvas. Tegul sudegs viskas, kas dega. Tegul ištirps Nu, didžiausia- viskas, kas tirpsta. Tegul sugrius viskas, kas griūna. Nori tu man mikrofoną duot geriau. Bet mūsų meilė niekada. Tai va. Jo. Čia tu papumpavai, ne? Aha. Man ant veido baigė. O juk tu mums nėra šlangutės vakuminės. Dėl to apsišykęs šis, kai te palaisė. Ne, apsišykęs, nes jis yra senas Tripteris. Volkswagen motoras, žinai, tai čia. Jis turi būti apsišykęs. Jo, visi. Jeigu senas vokietis neapsišykęs, tai ne vokietis. Kuris Visi seniai apsišykę turbūt, nu, nesitikė senę sutikti ir kad bus švarus visiškai kaip naujas. Nu, visi sysim smirda biški. Jeigu aš matau seną žmogų, aš tikiuosi smarvės. Jo, nu, bet ne iš pikto, tipo. Tu žinai tiesiog, kad nu, biški kaip lauko katė, biški šlapimų dvoks ir viskas, kiekvieną tą mačiutę. Jaučiu, kai kurias raukšlės senio atverstum, monetų rastum. Gumos. Pleistras koks plauko gumulų. Distancinio baterija. Jeigu gerai pensininką pakeltum ir papurkytum, tai žinok, pizdės, kiek dar daiktų iškristų. Sakytų, o, mano namų raktai, va kur jie. Būna, kam būtas iškrenta, pavyzdžiui. Būna būtas iškrenta. Papurto biškutėlį senelis ir būtai krenta. Papurto senelį ir bam, būtas 2 kambarių Justiniškėse. Močiutė senelių namuose. Turi dar senelių gilų? Mamas, tetė. Turi turtoje. Nežinau. Ne. Nu, iš to, kaip aš augau, Panevėžyje. Blet, jo. Nemanau, kad turi. Nesitikėtum turto didelio. Ne. Jie ten turi čiųjų kokį nors tipo daržinę. Priklauso jam tiek. Pas mano senelius namuose. Jiem nepriklauso nei vienas nekilnojamasis turtas, kuris turėtų mūro. Maks medis priklausyt gali. Mūrinis tik pečius, karočią. Iš visų dalykų. Pas mano senelių namuose lubas, karočią, yra taip. Įdubusios, karočią. Ai, ne, tai čia negalvok čia. Kai paliksim palikimą, jums reikės notaro, kad taip viską sutvarkyt. Ir pamatysit, kad notaras brangiau kainuos nei palikimas buvo. Kaip tu galvoji senelių tų visų, ne, kur pasakoji, kad vaikšto ant takalnį, kaip tu galvoji, kiek jų vaikšto su pampersais? Manau ir nemanau ne vienas kitas, man atrodo, kad, drįščiau teikti, kokį 30% tai turėtų tikrai. Mine, man beveik tram, aš jau dabar kartais biškis sysiaus nenulaikau. Aš, pavyzdžiui, nueinu į šokius ir apsišiku iš karto. Jo. Nelaikai visą. visiškai. Nu, durnas, ble, tokioj dar vietai, žinai, pilna žmonių. Numišti tie tulikai visi. Aš ateinu. Klube, ir kas kartą apsišiku. Šiki ir groja muziką fone girdėjau. Tu senelius pralenksi. Mirties klausimų. Nespėja senelį mirti, taip nori nemokėti už tą notarą, kad sugalvoja vienintelį išeitis. Ne, seneliai tai negyvensam, žinai, nėra šansų. Bet aš galiu mirti anksčiau tada. Ir aš išvengsiu jokių visų mokesčių įmanomų notaram. Pavyzdžiui, supranti, kad mes mokam pensijas. Jo. Pensininkai moka mokesčius. Įsivaizduok, mes visi nusižudom, jauni žmonės. Da, senelį. Pensam pasidėna, jie gaus pinigų. Dirb neužsidirbs, maisto nepasisės. Jo, šiaip, žinai, daug kas sako, kad reikėtų, žinai. Tokį galėtume bairį jiem iškrėst. Bet vat, vieną sakau, dieną visi slapta nusižudom. Čia ir turėtų būti atsakymas, nes daugelis sako, kad reikėtų išžudyti senelius, žinai, tipo, tam, kad pagerintų, tipo, kad... Ne, reikia jaunimui nusižudyti. Jo, ir tada seneliai išmirs. Jo, ir pavyzdžiui, tu žudytumės kartu su mumis. Dėl bairio. Dėl bairio, tam, kad mirtų senelis.
Ai, okei. Tamsesnis mūsų operatorius. Jo. Ne, nu. Bet matai, nebus sunku įkalbinti. Nebus sunku Jaunimo tarpe visai tema yra aktuali. potencialo tame. Jo. Yra potencialo. Pažadėsim, kad afteris po to bus. Ateikit nusižudyti, afterį gros maladės didžiai. Sakė, Zaibys, afteris bus baseinė. O bilietas dar kainuoja, ar tik nusižudyti galima ir viskas? Ne, nusižudai jo ir tada užtenka? su apyrankė praleidžia afterį. su apyranke. Kas žudėsi, tam apyrankės užsega. Okay. Išsprendėm demografinę problemą. Visiems reikia numirti. Ir tu kaip senas žmogus eini per miestą ir tiesiog matai lavonus. Eini maksimui vien lavonai tiesiog. Vien seni žmonės vaikšto po Vilnių ir vien lavonai. Ir dar šlapimo nelaikai vis tiek. Bet kažkiek dar pabūtų gyvyje, nes yra dar pensininkų, žinai, kartais tokių, kur Užsispyrę, ne, yra tie, kur nenori mirti. Yra tie, kur nenori. Jo. Mūsų močiutė, 98 metų. Sėdi skeletas realiai be 5 minučių duobėjai. Eik, vaikeli, pasveikink, čia tavo močiutė. Ir tu girdi iš jos tiesiog... Taip apsikabink, močiutė. Čia lavonas, mama. Aš esu skaitęs kažkada straipsnį, kad tokius žmonės vogia iš namų valdžia ir veža į Area 51, tam, kad galėtų apgaudinėti pasaulį, kad yra ateiviai. Jos kaip ateivis naudoja. Aš rimtai sakau, perdažo tiesiog. Žaliai, tiesiog žaliai nudažo. Taip. Ir lygina, tipo, žinai, nuotraukas. Kokių laidukų, jungtukų jūs esat pirkę, tipo, kad ventiką pajungti ar ne nieko? Turim 2 vamzdžius 6 metrų. Jo, matau. Padės kažkaip langą apiplauk. Šiaip padėtų, žinai kaip? Išdaužti. Jo. Nori išdaužti stiklą? Jo. Na, jis nori išdaužti stiklą, būčiau. Nedauž stiklą. Aš jam sakau visą laiką tos žodžius nedauž stiklo. 2 stiklų nebėra. Tu dabar galvojame šitą langą priekinį, dar išsaugosim iki Liepos 5, čia neįmanoma. Dar 2 savaitės, dar 2 langai duš. Aš noriu pasakyti, kad visi šitie randai ant šito stiklo. Kol kas yra tavo. To mes ir skiriamės, kaip ir su moterim, kaip ir gyvenime. Aš palieku tik randus, o tu sudaužai iš viso. Aš palieku randą, nu gerai, bet randai, žinai, randai duoda kažkokią stiprybę, žinai, istoriją. Bet sudaužyti iš viso, nafik. Nu čia yra, žinai, čia tavo pasirinkimas, Mindaugai. Pagal kalėjimo muziką. Apie ką kalbat, vyrai? Aš sakau, kad tu pastebėjai, kad mes būnam visą laiką čia prie garažo, ne, Pilaitį. Ir mes, kol čia dirbam, per šitą kiemą visą laiką pėsti, be mašinų, pirmyn atgal suvaikšto kazakstaniečiai ir tai uzbekistaniečiai. Jo. Tau niekada nekyla klausimų šiaip, kodėl. Pažiūrėk, jisai su tapkėm, su telefonu kalba su mašinų aikštelė. Nesakau, kad jis negali, man jau keista, kodėl toks sambūris. Jis gal vagia. Kodėl toks sambūris ir kodėl jie pėsti visi vaikšto. Nu, nes gal vagia. Supratau. Ką supratai? Matai, fūros priekabos tuščias atidarytos. Jo. Atvežė fūrom jos čia, paleido ir jie nežino, kur eiti. Jie dabar vaikšto su telefonais ir bando išbazarinti draugam. Gal žinai kaip, ką veikti čia, kur eiti. Mus paleido, žinot kur, Bibi žino kur, net nepanašu, kad čia visakė Vilniui būsim išlipę. Mes Pilaitai stovim čia, Bibi žin, čia netrodo kaip Vilnius. Ką man veikt, aš su tapkėm. Aš jau vieną kartą, žinai, mačiau Kansase per tą apačią, žinai, tipo, tie pasieniečiai perlipo ir taip apsiklojo kažkuo, žinai. Ir matosi, kaip taip ropoja per kelią, žinai. Ir vėliau kaip debiliškai atrodo, aš kai žiūrėjau, biškai nepasižeidęs. Nu, kur man jūs durne esate, kodėl jūs taip elgitės, ko jūs laikot mus? Jo, dar žinai, į žuloką galėtų paimti jie arklį didelį medinį, susėsti vidų ir juos pervežtų per sieną su dideliu arkliu. Kai dovanojam arklį iš Baltarusijos medinį. Ir lietuviai tokie, koks gražus didelis medinis arklys ant ratų. Aš galvojau, kad mes kariaujam. Veškite arklį čia. O ne, pas mus 300 uzbekistaniečių šaly. Pilaitai, taip su telefonais, visi laksto pasimetę. Vaikšto, ką daryti, blemba. Paleido, sakė, sulipsit į arklį, bet nesakė, kai išlipsim, ką daryti. Ką mums veikti dabar? Čia daug mašinų. Kažkokie debilai sušokinėjo ant geltono vabalo pusę dienos. Ten tas pats? Čia vaikščiojo. Galėtumėm jam čia pasakyti kazaną, žinai, ir galėtų gaminti mums, kol mes
kol mes dirbam. Šiaip jau vis tiek netrodo, kad kažką veiktų. Vis tiek vaikštinėja, tiesiog ir bazarą. Jie gali prie Kazano stovėti ir kalbėti. Jo, lygiai taip pat su rageliu galėjo aplink Kazaną vaikščioti. Iškėt su kamera. Gerai, atsuk į mumis. Irgi su šortais, su šlepetėm ir telefonu kalba, bet kitas. Jie visi veikia tą patį. Ta pati ratas suks kaip panašiai. Jis tokiu pat maršrutu. Pažiūrėk, jis eina niekur, nu ten nieko nėra, ten plentas. Pažiūrėk, kur tu galėjai? Ten dar vienas eina su maišu. Vienoje aikštelėje ir šitas yra, ir dar Bentlis stovi. Jo. Toj pačioj aikšteliai. BMW X7, Bentlis. Ir uzbekai vaikšto su šlepetėm. Kalba telefonu. Pasirodo, beliekai pelningas biznis, tai nevežtų uzbekus į Lietuvą. Čia kaip į kripto duoštų investuoti. Bet nežinau, kokie jie gražą atneša, nes jie telefonais kalba ir vaikšto visą dieną. Bet jie keičiasi, kaip ir matėm, žinai, tai gali būti, kad yra tikrai Vilniui Priusai, kur visą laiką važiuoja. Nėra užgesintas motoras jau kokius 7 metus. Ne. Atidirbi 12 valandų, išlipi, pabazarinė kokias 6. Jo. 4 pamiegi, 6 ar kiek. Arba pakeipi vyram polovą. Arba nueini, pavyzdžiui, apėjęs gerą ratą per Vilnių, nueini į Dušambę. Dušambę. Į Dušambę. Ir atsisėdęs tiesiog prie plovo irgi toliau šneki telefoną. Toliau. Hello. Sorry, aš buvau Amerikoje nesenai. Važiuoju, uzbekų Pamainuoju, važiuoju susirinkti. Uzbekų autobusiukų. Nauja sinta atvažiuoja. Pasitrauk Jori, o tai tave įtrauks. Išveš į Vokietiją ir turėsi su tapkėm vaikščioti ir kalbėti telefonu. Pasirodo, jie skemina visą dieną. Čia jų darbas, jie skemina tiesiog. Ne, statybos darbai. Jo. Grinai. Tai juos sandėliuoja tenais. Ir į strojkę veža. Lietuviai tiesiog prisivežė uzbekų, kad statytų namus, taip ir yra. Esi matęs Lietuvoje miegantį indą, pavyzdžiui? Esi matęs miegantį? Savo akim, kad miegotų? Nu, palauk. Aš tai nematęs. Aš tai nematęs irgi. Nu, tai ar jie miega, klausimas? Aš, žinai, aš net Indijai nesu matęs miegančių. Aš, pavyzdžiui, kai Indijai važiavau, Keista, nes vienas labai norėjo miegoti. Norėjau papasakoti, žinai, mes, kai važiavam tai fūrui, kai sustojom miegoti, aš taip bandžiau miegoti, žinai, jis visą laiką tiesiog taip atsigulėsi, man Jo. aš visiškai tiesiog negalėjau miegoti. Visą laiką toks čia vakar. Ir negalvojau, kad kažkas blogo gali atsitikti. Tuo metu nejaučiau jokios Tu galvoji keista, kodėl vyras tokioj pozai žiūri į mane. Įdomu, galvojau, gal piešia jį kažkas. Nenorėjau trukdyti. Sorry. Grįžta. Įdomu, jie keičia pašnekovus ar su to pačiu visą dieną šneka. Kažkur kitam pasaulio krašte yra irgi uzbekas su tapkėm ir telefonu. Ir jie vieni su kitais bazarė. Tu belin kaip mėgsti bazarinti. Tu galvoji, kad tu išbazarintum tai, kiek jie išbazarintum? Be šansų. Ką tiek bazarintum? Be šansų, nežinau, ką bazarintum. Aš jau nelabai mėgstu įsivaizduoju, jo. Aš nežinau, ką dar pasakyti po 12 valandų kalbėjimo. Gal jie tiesiog pasakoja kiekvieną sekundę, kaip jaučiasi. Saulė mane šviečia, matau trispalvę vėliavą, geltoną spalvą, žalią, raudoną, stulpą stovi. Joris žiūri šypsosi į mane, žinai, juokiasi truputėlį kvatoja. Tai visą laiką tokį daro? Nu jo, nu, bet tai ką... Sąmonės rauta. Nu, tipo, bet tai, nu, aš nežinau, neįsivaizduoju apie ką daugiau, nu, tipo, reiktų tiek bazarinti, žinai, nei kad apie tą juodą Mercedesą, žinai, tarkim, tą džipą, kurios turi labai gražius ratus, žinai, ir toks... Nu, va tiek, va bazarinti, Nu, tipo, aptarinėm. tiek bazarinti, Čia apeina, kiekvieną mašiną aptarė. Jo, valytuvus matau, va, žinai, kažkokį bembo irgi matau, karočią iš mūsų garažų, žinau, kad irgi... Šiaip jo, yra. dar įsivaizduok, įkerti, tipo, taip, kad dar matytų tave. Jo. Įkerti tapkės bridžais ir žiūrėk. Betonas, va, toks nulietas Vilniui sostiniai mūsų, žinai, gražus, pravažiavo baltą mašiną, GLS, man atrodo, Mercedesas, va, ten va stovi irgi kažkokia mašina, kuri visai neblogai atrodo ir galbūt visai norėčiau, visai neblogai ta vėliava banguoja, žinai, matosi raudonas raidės, juodas irgi matau, žinai, kažkoks yra tenais pavaizduotas žmogeliukas su šlanga, žinai, neįsivaizduoju, kokia keistas labai šalmas jo, va, išlendam, žinai, dabar pro kampą, matom irgi kažkokią žalsvą mašiną su kažkokiais irgi nelabai gražiais ratais,
dalykais, bet pati mašina visai įdomiai atrodo, žinai, tenais matau toliau ir prabango į mūsų Porsche Cayenne elektrinį, tai neįtikėtina, čionais iš vis, nors aš neįsivaizduoju, kas galėtų norėti vairuoti elektrinę mašiną. Va šitas Mercedesas visai gražiai atrodo, visai neblogai, tokie ratai irgi tokiais stipinais, blemba įdomiai, labai gražiai atrodo. Fiat 500 irgi įdomus tenais stovi. Noriu atkreipti dėmesį, kad stovi vienas Uzbekas su balta maika ir su mėlyna dar toliau ir gitara vis dar tą patį. Jie ir po to taip keičiasi vietą, man atrodo. Čia kaip pratimus su draugai salėje daryti ratu. Jis dabar laukęs tos vietos. Jo, jo. Davai, kada aš galiu ateiti. Kaip sekas Baudžiūni? Ką gera, Baudžiūnis. Niek, aš jau galvojau. Mes suskaičiavom visus Uzbekus, dabar galim grįžti prie darbo. Pilili, pilili, kol ryto sulauks. Pilili, pilili. Du draugeliai pribliaus. Toliau F. Baigėsi visą dainelę. Jo, tai gerai, Laskovai, davai surasti silikoną man. Papusdėsies? Ką? Aš čia ties kiaušais išsipurvinęs esu ir atrodo, kad visau žemę dabar. Tada galim. Šiaip nesu įsitikinęs. Nejuokaukit, kas vyksta? Sėdu, tikrai yra. Eik tu dar! Per vienas. Trečias Uzbekas kalba telefonu. Net negali kaltinti mus, kad mes čia stereotipais kažkokiais kalbame. Stereotipai, tiesiog jokie stereotipai. Vieno nematėm Uzbekom nekalbančią telefonus. Girdė, ką? Nu. Valdai, tu gali atjungti tą siurbliuką patį nuo mašinos. O galiu paklausti? O kodėl tu, pavyzdžiui, kreipeisi Evaldai nei mane? Jo. Yra prie... Gabesnis. Prie gabesnių biški. Yra ir šito fakto. Tu Mindaugai biški prie tų... Jis jau buvo arčiau viso tikslo. Jo, kaip... Nu, taip. Bet galėjai sakyti Evaldai arba Mindaugai. Ne, nes, nu, tipo, aš tai vapšė... Eik tu. Aš deliverint galiu, žinai. Tai aš irgi. Mes galvojam, kad tu netikės esi biški. Dėl ko? Iš tam tikrų ženklų, ką tu šiaip, kaip tu moki, ką tu darai. Jo, gerai, papasakok dabar, kuo tu remiesi. Kokia yra žemė tavo... Tu pisai žemę, pasižiūrėk. Klinas šlapės, žemėtas, tu pisai žemę. Kaip mes tu galim sakyti, nuimk varikliuką nuo fiškos, jeigu tu pisai Aš žemę. nepisau žemės. Nu, o įrodė, kad ne. Pažiūrėk, klinas. Nu, aš paslydau Pažiūrėk. tiesiog ant žemės. Ten, kur vieta, žiūrėk, tu hampinai, dry hampinai žemę. Aš nepisau žemės. O tai kodėl tu klinas tada toks? Nes aš stumiau mašiną, paslydau ir nugriuvau. Ant tiesiai. Taip sukrito, kad į žemę nukritai. Čia yra žemė. Ne. Taip Aš savo, kai nepisau žemės. nukrisiu į žemę. Nu ne. Pats kiek dirbų išpys. Gerai, Koks klausimas buvo? Kokia tu informacija remiesi, kad aš nevykėlis esu? Netikėlis. Be to, kad žemė. Be šito fakto. Ok, gerai. Sakykime, nesu įsitikinę, ar aš pisu žemę, bet Kokių be dar šito argumentų fakto, yra? kokie dar argumentai yra be šito. Be žemė, bet tai, kad pisau žemę. Kodėl aš netikęs, kodėl aš jums netinku? Klausau. Aš neįsižeisiu. Tai žempisys, aišku, neįžeisiu. Nežinau, kas blogiau, ar vaikpisys, ar žempisys. Teisiškai būtų geriau būti žempis. Jo? Jo. Nu, jo, aš kaip. Žemė tai daug metų. Taip, labai daug metų. Kokie Žemės daug metais čia 17 metė. Bet sako, kad 18. Tai aš pisau 17 metą. Taip. Ir dar įrodymai liko ant klydų. Tave suims. Žemė nepilnametė pasirodo dar yra. Jauna mūsų planeta taip išniekinai Mindaugų. Suprasčiau bent Marsą. Prašau, maldauju pasakyti, kad mėnulio nelietė. Jisai vapšiai jaunutis. Jis mažiausias. Mindaugai, pasakyk, kad nelietė į mėnulio. O ne, aš matau tą žvilgsnį. O ne. Tave reikia nesuimti, tave reikia pakart. Aš nenorėjau. Aš paslydau. Tu paslydai netyčia ir kritai ant žemės. Aš nenorėjau, Valdai. Tai jūsų ponė tokia yra gynyba. Jūs iš nepilnametę žemę Nesakyk taip. netyčia nukritęs į ją. Čia jūsų oficiali gynyba ir jūs dar imsit advokatą. Kas čia? Išsivėliau. Ką? Ką čia išsivėliai? Silikoną man žmona. Ačiū, Minė. Ai, palauk. Ant atsuktuvo dar daug liko. Net ne visas nusivalė.
Ai, tu čia kaip jis įsimus, ai, tu čia iki pat galo buvau sukišęs. Tu durnas kaip išsitep. Jis buvo. Šitas? Sveiks, Bore. Ir įsivaizduoju, katinas įeina į garažą ir kalba telefonu. Eik tu na. Kas yra? Kas yra? Prisilietei prie silikono? Su telefonu? Su viskuo. Eik, tu prie džemerio prisiliečiau. Ant kiek silikonas prie visur prikimbo bereikalingai. Čia ir dabar, žinai, kaip reiktų padėti kažkur, kur nenuspirtų, iki čia laskovo. Bet čia nėra tikrai tarpo dar jokio. Ble, bet šiaip juokinga, reikia padėti kur nors, kur nenuspirtų laskovas. Tiek pasitikė Baudžiūnis mindė. Tiesiog žiūri kaip į grėsmę darbam. Turi tarimą, kad Mindaugas tuoj užšoks ant bakelį. Tai jeigu bakelis, tai šoks. Nesupraskit, žiūrovai, kad blogai, čia nėra nei cento apie rasę. Nu, privažiuos tiek ir kai jie visi kalbės telefonais, tai mes triukšme gyvensim. Triukšmas, jau. Mes tiesiog triukšme gyvensim. Jo. Negali leisti, kad 12 valandų per parą bazarintų telefonai žmonės mieste. Blemba. Pravažiavo. Pilna mašina, ką tik Uzbekų pravažiavo. Ir visi bazarina. Sorry, kad neteks badaut. Nu, vat, bamperį gali pakramsnuoti, jeigu nori. Šiaip šiandien jau pavargau biškį dirbti. Kiek galima? Aš pykstu, pradedu skeretotis ir dar. Matai, tau gyvenimo pamoka, kuo tu labiau ardais, to blogiau pasidarai savo pats. Tiesa. Biški buvo ant tavęs dėmės, biški buvo juodas. Tuoj tiek pasimalsi, tiek pasirdysi, kad visas juodas tapsi. Eisi, žaisi, žalgirį. Oras tai kaip pagražėjo, taip ir. Oras tai superinis. Ir norisi tiesiog sėdėti, žinai, rūkyti cigaretės pilaitį. Nieko kito neveikti. Dominikas, ne Dominikas. Baudžiūnis išsijungia. Apalpo, ką tik mechanikas viršui. Atvažiuosim, sakys mums vietinis, sakys, ką jūs čia gero parašė šitoj mašinai, pakrovėm akumuliatorių. O nebūtų paprasčiau buvę to švarką nusimauti, jį palikti, taip, kad jisai apgūtų ir neterliuotų viską aplink. Taip. Ką? Ne tam mes čia susirinkę, kad protingai daryti. Protingiau buvo neužsimti iš viso šito dalyko. Protingiau buvo eiti į paskaitas ir universitetą ir susirasti darbą ir gerai uždirbti ir gerai gyventi. Jo. Nu, protingiau buvo. Būtų buvę protingiau tikrai turėti mylinčią šeimą, vaikų, kotedžą už Vilniaus ir net nesuktum kiaušų. Dabar turim, ką turim. O dabar turim su kiaušų. Taip. Ir man tai tos kiaušus sukti dar skaudės, nes nusitrenkiau kairį pačioj pradžioje epizodo su laužtu. Ir dar į mažai kiaušą. Gal tau tiesiog pasmukyti reikėtų? Aš Mindaugai nenoriu, kad tu smukytų man. Čia, man atrodo, yra profesionalis. Maudėts. Tai dabar... Tavo rankose liko nuo to viso. Maudėts. Nesilės prie mašinos, juodą mašiną paliks. Tai greitesnė bus. Nu, teoriškai tu uždedi papildomų dalykų ant jos, tai jinai sunkėja, tai kaip ir minusų. Ne, tu nesupratai. Bet iš kitos pusės... Nei juodas. Ne juodas, supranti. Bent kaip greita bus, jeigu bus juodas. Gali būti, kad įdėsi kažį. Paaiškink, o kas yra interkuleris? Kodėl reikia interkulerio? Interkuleris, karočią, yra skirtas tam, kad turbina, karočią, galėtų veikti. Tai reiškia, kad interkuleris, turbina ten kažkaip paduoda orą, kažką apie orą girdėjau, sukimasi, kažką apie molekulės oro, žinai. Tai žodžiu, interkuleris labai svarbus dalykas yra. Ir jis yra labai pavojingoje vietoje, mums netinkamai visiškai. Todėl mes norim nuimti jį ir truputėlį pakelti viršų, tam, kad mums per pirmasis 5 minutės važiavimo nebūtų tiesiog dingusi trauka, nes interkuleris, jeigu suges, nebebus traukos. Tai mes važiuosim, bet nebeturėsim galios ir būsim tiesiog be perstojo lupami. Dabar griaudė ir lyja, nes žemė verkia dėl to, kad pas save klino dėmesio yra žvyro. Ar todėl, kad aš paslydau? Nu, tu paslydai ne kartą gyvenime. Šitas buvo didžiausias paslydimas. Ne, didžiausias vis dar menuliukas. Baig kalbėti apie menuliuką, prašau. Negalvojau, kad lauksiu dienos, kai žiūrėsiu, kaip savo rankom Mindaugas Laskovas atsakinėja interkulerį. Aš negalvojau, kad man reikės kažkada gyvenime vartoti žodį interkuleris. Šitas berniukas mažas iš Panevėžio, kurio niekas netikėjo, kuris išvažiavo į Amsterdamą, tenais jam nepavyko su mokslais, kuris prarado viską Amsterdame, grįžo į Lietuvą. Tada sužinojo, kad serga lėta kaulų liga, kuri jį pavers neįgaliu. Prieš visas negandas ir visus blogiausius. Jis lipo ant scenos, jo niekas nemėgo, jį nušvilpinėdavo. Jį muždavo prieš pasirodymus. Muždavo. Niekas nemylėjo, nepamirš paminėti. Niekas nemylėjo, muždavo jį smarkiai.
Ir per visą šitą žmogus daėjo pagaliau iki tokios didžios akimirkos, jisai nuiminėjo intercoolerį savom rankom. Taip džiaugiuosi aš. Aš nuiminėjau intercoolerį. Dėl to tave laiko nesveiko. Sorry, lemba. Palauk, slidžios rankos. Nu? Mindaugai. Aš supratau, ką tu darai. Noriu tik atkreipdėmėsi, kad prie manęs dabar stovi Voyageris ir į jį sėda 3 uzbekai. Ir vienas iš jų telefoną laiko ir bazarina. Ir dar šitų nesu matęs irgi. Vis dar nauji veidai. Eik, išvažiavo 2 ir 1 paliko su telefonu. Kol mes žiūrim aptarinėjom uzbekus, Mindaugas išėmė intercoolerį. O gali būti, kad prasisuka čia šešiakampis. O tu gali iš galvą pasižiūrėti, ar ten yra veržlė ar ne. Žinai, kodėl negaliu? Kodėl? Aš nežinau, kas yra veržlė. Žinok, nieko nematau, nes čia belen kaip tamso už sakiniais. Nusimk akinius. Negaliu. Kodėl? Belen kaip spygina. Aš nejuokauju. Tu nematei Baudžiūnį? Kad buvo kažkoks vaikas. Vaikas uzbekas vedžiojo šunį ir kalbėjo telefonu. Tu nejuoki. Sutapkėm irgi, blemba. Irgi sutapkėm. Visam pasauliu visi uzbekai tiesiog bazarina. Ragelis. Suka, Arba plovo, be. Jaučiu kraujas bėgs, ar ne? Kaip skauda. Kalė galvą į balkį tiesiog. Į balkio kampo. Pirmi visi šitie skaniausi būna. Pirmi. Kiek tu turėjai? Ištisai. Į dieną po 2-3 kartus įpisi į balkį. Čia vien profilaktiškai, kad prasibūdintum. Ne, kad sukietėtų oda, čia užeina randas toks ir nebejauti po to, kaip mozolis užsideda. Tiek drangu. Visą galvo kaip šalmą gauna. Jo, kiautas užauga, Uzbekas pravažiavo su prysu. Ne, bet nieko nevyksta su juo. Biškį spaudimo reikia duoti į išorę. Daug spaudimo. Privers. Girdi, gaidy. Sūkis, ką tu čia įsidirbinėjai, gaidy. Biškį daugiau spaudimo. Pidarastė, tu aš išpysiu tave asilę. Sūkis tik tai, supratai? Gerai, tai pasiūlyk man dabar kokį veiksmą aš galėčiau atlikti. Lygiai taip pat kaip sekse. Lygiai Jeigu taip pat. darai veiksmą ir matai, kad nieko nekeičia, Taip, taip. turi keisti veiksmą. Taip. Ir kadangi... Pamėgink pafingerint varštą. O, Pamėgink pafingerint. nėra labai čia Nieko, ne? kur daug išt, bet biškai klitorių patrinsiu. Nieko nekeičia. Nelenda varžtas, ne? Ne, dar nelenda. Kaip galėčiau, kokį veiksmą galėčiau užbandyti? Blet, aš nežinau, kokia yra situacija. Davai, eik iš šono metų. Darykit kažką, kas veikstų. O, daug parodys. Kokį veiksmą? Kokia situacija. Na taip. Gėda darai mašinai. Kodėl? Baudžiūnis, pažiūrėkit, susinervavęs, dėl norėtų pisti galvą. Graži nuotrauka išeitų. Nelabai? Kodėl? Kaip sekas? Linksta remelis po truputį. Gal reikia pagalbos? Nežinau, gerai sekasi šiaip jau viskas. Bet ką Baudžiūnis moka, tai su Bulgarkiai išspręsti visus klausimus. Gal norėjai būti mano skirybų advokatas? Taip, nori gabalai supjaustyti. Grįžtam po katą. Senai buvom grįžę po katą. O kas buvo katė? Sakyk, kad grįžom po katą. Tai mes bandėm pasakyti, kas buvo katė ir mums nepavyko ir mes vėl 2 kartus tiesiog buvom katė. O buvom katė dėl to, kad sakiau aš iš pradžių, kad reikia supjaustyti galvą. Grįžtam po katą, ne, aš sakiau, kad tu sakei, kad aš noriu supjaustyti galvą. Reikia sugrįžti po katą. Ar čia yra perauklėjimo stovykla? Nes jie visi tais telefonais kalba, suka ratus aplink trispalvę, belia kokią dydžio iškeltą. Jeigu čia galima laisvai kalbėti telefonu su tapkėm, ar bloga šalis čia yra? Bet kiek tada tauta turi daug vaikščioti su tapkėm ir kalbėti telefonu, kad šalyje jau nelegalu būtų daryti? Nu, tai mes minėjom, vis to, koks triukšmas yra tenais. Ai, nu jo, dėl triukšmo. Tai jie bėga, kad laisvai pabazarintų telefonus svetur. Nedarbų važiuoja. Nedarbų, jie tiesiog rageliais nori pakalbėti su draugais. Man įdomu, ką jie darė iki telefonų, žinai. Laiškais gal, bet Visą laiką rašė laiškus. Arba šūkaujo. Telefonai gal tiesiog... Ir rėkaudavo. Pirmažino. Jo, Gal todėl išrado telefonus. Jo, kad sumažintų triukšmo lygį gatvėse. Galiu gal padėti kažkuo tau? Ne.
Gal jie su mergom šneka? Mažutė, aš tave taip myliu, aš tave taip namuose grįžęs čia. Su šeimom jie gal šneka. Jo, bet nejuokinga, tada būtų bairis nesigautų. Tai net neverta apie tai svarstyti, reikia debilu apsimest, kad nesupranti, ką jie daro. Kad sugalvot bairį. Ta komedija, matai, veikia keistais keliais, vaikšto jinai. Su tapkėm ir telefonu. Aš paskutinį kartą, kai atidarinėjau, tai nepadariau taip. Čia? Čia taip įvyko. Čia buvo kruša. Tai jis žoskesnis mechanikas, ne? Kaip turi tavo vardą parašytą, papa. Ble, toliau bičiulbė vienas kitam, tu durnas. Žiūrėk, neina net jūsų pykdyti. Tu durnas. Jie įsimylėjo. Nu gražu vyrai, man tai žavu, kad jūs... Žinot, kaip vadinasi dviejų mechanikų santuoka? Sankaba. Ačiū labai, kad žiūrėjot.